alkose tvyro kvapas siera, susiurbk šakas Siono kalne. Tai ir yra vat apie tuos visus pagonybės dalykus, sambriška, tai kaip ir prasišviečia jau ryto aušra ar kažkas, kai mes truputėlį įeina šviesos ir mes jau pradedam brėkštą, kaip sako, mes truputėlį kažką pradedam matyti, tai kaip ir nušvitimas ateina nušvitimas, tvirta ranka, surinka styro alkuose. Tai tvirta ranka sugriauk pagonybę visas tas šaknis, išrauk šaknis, galbūt netgi sugriebk rytojų, padalinki, skubėk upę rytoj. Tai reiškia, kad daryk tai labai labai greitai jau. Subėk upę, tai surink visus maldininkus jau rytoj, reiškia dabar tai daryti, ką jūs darot, meldžiatės, bet reikia, kad tinkamai sugriauti visą pagonybę, gal dar jūs pasimelsit, dar duos Dievas, bet iš tikrųjų yra labai didelė atsakomybė, iš tikrųjų, ką reikia padaryti, sugriauti visą pagonybę, gražiai aprengta, sumauk ragą tyrų. Ir vėlgi kalba gražiai aprengta, be nuodėmės nuotaka, balta. Sumauks ragą tyrą, reiškia, atgailaukit prieš, kai susitinkat per maldą, pirmiausia atgailaukit, galbūt kažką padaryt, galbūt kažkas neapsivalės, gal kažkokia nuodėmė, kurios yra viduje, atgailaut, kad ateiti baltiems, švariems, kad iš tikrųjų tas ragas būtų tvirtas ir jisai sunaikink visą save, tai reiškia ir save apvalyk ir visą Lietuvą, sunaikink visą tą seną pagonybės šaknų, tą dar dvasę, kuri yra Lietuvoje, sunaikink visą save, tai reiškia, čia dėl Lietuvos pagal mane yra visa šita duota. Šok pergalės šokį krantams, trypk džiaugsmo šaltinį, tai yra džiaugis kur? Jėzuje Kristuje, džiaugsmo šaltinis yra Jėzus Kristus, tai šok jam, dainuok, šlovink Dievą, skelbk, kad jis, sako, suprask, supakuok, supulį grąžtą žieminį, tai čia kažkas apie sopulį, apie skausmą, sopulys tai skausmas, jis kaip grąžtas žieminis įsigręžęs į tautą, suprask, supakuok, reiškia, sugriauk visas tas tvirtovės, visus tuos, kas yra, išrauk visas šaknis ir įstatyk Dievo karalystę, kur būtų džiaugsmo šaltinis. Toliau, kur čia utėlės laksto, saulė, kilnojas, grįžulas gražus, sandalai suplyšę, kas tai yra? Tai yra, kad tai yra skurdas. Tai yra skurdas ir kad žmonės kartais nesuprasdami iš to, kaip sakyti, skurdžiai dvasioje, o radvilas traiško, reiškia, tyčiojasi iš krikščionių, iš dar kažko, tai radvilos tai buvo kaip karaliai, tyčiojasi iš karalių. Ir čia nesupratimas tautos, pakeisti mąstymą tautos, tiesiog išeiti iš to skurdo dvasinio ir pereiti į šviesą, į visišką šviesą. Tai irgi reikia viską pramelsti, iš tikrųjų labai didelė atsakomybė uždėta, bet viską galima padaryti, čia yra tokia galinga instrukcija. Ačiū tau, Dieve. Nežinau, ar šiandien galėsiu dar kitus peržiūrėti, ar jau rytoj parašysiu, bet čia labai galinga instrukcija maldos. Ir tiesiog dar melskitės patys, Dievas iškels, tiesiog laiminu. Kurie meldžiatės kartu, grupėje kažkur, ar jūs susitikę, ar jūs ten per internetą, ar dar reikia kažkaip patobulinti maldą, kadangi tas pasninkas ilgas,
Dieve, padėk jums iš tikrųjų, kad kalbėk per kiekvieną, paimk kiekvieno lūpas, kiekvieno mintis, viešpatie Dieve, įdėk žodžius į jų lūpas, tokius, kokius reikia, viešpatie Dieve, kad iš tikrųjų būtų viskas sugriauta, viskas, kas liečia, kas susiję su pagonybė, su svetimais dievais, kad būtų viskas sugriauta ir kad Lietuva būtų apvalyta, kad Lietuva apvalytų save, kad palaimintų visus joje esančius žmonės ir visą kitą, apie ką tu čia kalbėjai, vat marčias, kitataučius, visus tiesiog patepti aliejum, visus Lietuvos žmonės ir tiesiog ištraukti galbūt netgi tuos pavergtuosius, kurie nesuprasdami tarnauja ne tiems dievams, viešpatie Dieve. Viešpatie Dieve, padėk iš tikrųjų, palaimink šitą grupę, suteik jiems, viešpatie Dieve. Jeigu tu suteik jiems tokią atsakomybę, suteik jiems galę, suteik jiems supratimą, įžvalgą, viešpatie Dieve, išmintį Jėzaus Kristaus vardu, kad jie padarytų viską tobuliausiai, taip kaip tu nori, viešpatie Jėzaus Kristaus vardu. Amen.